Čia gal kalendorių aš matau įvairių nuotraukos, taip? Kalendorių parodė, Albino Jermalos surinkta. Krajobras ir kalendoriai, ar čia fotografuota Jermala? Ne, kur Jermala kol kas gyvena balandžio mėnesį, ne kvietė. Tai va ir... Ne, čia fotografijos nėra, mano nei vienos, čia yra rimtesnių fotografijų. Darbai, kitas kalendorius. Na, vienas kalendorius, ne vienas, bet ten yra keli geografijos kalendoriai. Paties ruoštas kartu su mokytoju Lazdynu, Jonu Malinausku. Kiek tai yra ir mūsų šitą. Šiaip tik rinkta. O nuo kelintų iki kelintų čia metų? Seniausias 33. Dėja čia nėra, nes jis neįtėma, čia yra gamtos. Kalendoriai yra religinių kalendorių. Ir tai dabar pas mane namuose kalendoriai, koks pačias seniausias yra? Tai čia 70 yra kažkur. Sakyt, sakai. Tai vandenkai. Pasiilgai veisėjų. Veisėjų aš visada pasiilgstu, tarp kitko. Jie yra begaliniai nuostabus. Ir žmonės nuostabus, ir patys veisėjai nuostabus. Ir labai malonu, kad čia vyksta pastovus kultūrinis gyvenimas. Vyksta renginiai ir visas miestas kažkaip čia visai labai yra per daugelį metų, kad aš pradžioje pamačiau veisėjus tokios gražių savo gamta kažkur tai buvo. Ir kada prasidėjo visas tas kultūrinė veikla, visai ypatingai Vytautas Žukauskas, kada pradėjo tie plenerai, prasidėjo darbas su mokiniais, žodžiu, tai iš pagrindų pasikeitė viskas, išgražėjo estetika ir ta pati ir visai kita nuotaika apsilankyti, kada atvažiuoja tikrai žavius ne tik savo gamtą, bet ir žmonėmis, ir jų idėjomis, ir žemės, ir jų visų kultūrinių gyvenimų tikrai. Nu ir palinkėjau. Apie parodą aš paskui dar vėliau pakalbėsiu. Mano tai pagrindė čia yra portretai, kadangi moteris yra mano, reiškia, mūza visada buvo, įkvepiantis dievo tvarinys ir fotoimpresijos, kurios reiškia fotografijas, turinčios kitokį įspūdį negu kad paprasta eilinė fotografija.